Skaitinys iš Antrosios Karalių knygos. Anomis dienomis Aramo karaliaus kariuomenės vadas Namanas buvo svarbus vyras savo valdovui ir labai jo vertinamas, nes viešpats per jį buvo suteikęs Aramui pergalę. Betgi vyras, nors ir didelis galiūnas, kentėjo nuo raupsų. Kartą vieno užpuolio metu aramėjai paėmė iš Izraelio į nelaisvę jauną mergaitę ir ji tapo Naamano žmonos tarnaitė. Kadgi mano šeimininkas nueitų pas pranašą Samarijoje, kalbėjo jis savo šeimininkiai, jis išgydytų jo raupsus. Naamanas tad nuėjo pas savo valdovą ir papasakojo, ką mergaitė iš Izraelio buvo sakiusi. Keliauk, tarė Aramo karalius, aš pasiųsiu kartu laišką Izraelio karaliui. Naamanas pasiėmė su savim 10 sidabrinių talentų, 6,000 auksinių šekelių ir 10 drabužių pakaitų, leidosi į kelionę. Izraelio karaliui jis nunešė laišką šitokio turinio. Nūn, kai šis laiškas pasieks tave, žinok, kad aš pasiunčiu pas tave savo tarną Naamaną, kad jį išgydytumei nuo raupsų. Kai Izraelio karalius perskaitė tą laišką, jis persiplėšė savo drabužius ir sušuko: Argi aš Dievas skirti mirtį ir duoti gyvybę, kad šis bičiulis siunčia man žodį išgydyti žmogų nuo raupsų? Supraskite, patys galite matyti, kad jis ieško prie manęs priekabių. Bet kai Dievo vyras Eliša išgirdo, kad Izraelio karalius persiplėšė drabužius, jis pasiuntė jam žodį: Kodėl tu persiplėšiai drabužius? Te ateina jis pas mane ir sužinos, kad yra pranašas Izraelyje. Taigi Naamanas atvyko su savo žirgais bei vežimais ir sustojo prie Elišos namų durų. Eliša nusiuntė pasiuntinį jam pasakyti: Eik ir nusimaudyk Jordano upėje 7 kartus. Tavo kūnas išgis ir tu būsi švarus. Bet Naamanas pyktelėjo ir nuėjo savo. Aš maniau, tarė, kad jis tikrai išeis pas mane, atsistos, šauksis viešpaties savo Dievo vardo, pamojuos ranka virš tos vietos ir išgydys nuo raupsų. Argi Damasko upės, Abana ir Farparas nėra geresnės už visus Izraelio vandenis? Nejau negalėčiau juose nusimaudyti ir būti švarus. Įtūžęs jis apsisuko ir nuėjo. Betgi tarnai priėję prie jo kalbėjo jam: Tėve, sakė jie, jei pranašas būtų įsakęs tau ką nors nepaprasta padaryti, ar tu nebūtumei to daręs? Jo labiau, kad jis tau pasakė: nusimaudyk ir būsi švarus. Jis tad nukeliavo ir pasinėrė 7 kartus Jordano upėje pagal Dievo vyro žodį. Jo kūnas tapo kaip mažo berniuko ir jis pasidarė švarus. Tada jis, sugrįžęs pas Dievo vyrą su visa savo palyda, atsistojo priešais Elišą ir tarė: Dabar žinau, kad nėra Dievo visoje žemėje išskyrus Izraelį. Tai Dievo žodis. Visa gyvastimi trokštu gyvojo Dievo, kada Dievo veidą regėsiu. Kaip elniai ilgėsi vandens šaltinio, taip aš ilgiuosi tavęs, o Dieve. Visa gyvastimi trokštu gyvojo Dievo, kada Dievo veidą regėsiu. Visa gyvastimi trokštu Dievo, gyvojo Dievo, kada nueisiu ir Dievo veidą regėsiu. Visa gyvastimi trokštu gyvojo Dievo, kada Dievo veidą regėsiu. Siųsk man savąją šviesą ir tiesą, tegul jos mane veda, te parveda prie šventojo kalno į tavąją buveinę. Visa gyvastimi trokštu gyvojo Dievo, kada Dievo veidą regėsiu. Tada prie Dievo aukuro žengsiu, pas savo didžiojo džiugesio Dievą,
ir lyra tave šlovinsiu, Dieve, mano Dieve. Visą gyvastimi trokštu gyvojo Dievo, kada Dievo veidą regėsiu. Garbė tau, Kristau, amžinasi žodį. Viliuosi viešpačiu ir jo žodžiu pasikliauju, nes jis yra maloningas, didi jo atpirkimo galybė. Garbė tau, Kristau, amžinasi žodį. Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Garbė tau, Viešpatie. Atėjęs į Nazaretą, Jėzus bylojo žmonėms sinagogoje. Iš tiesų sakau jums, joks pranašas nepriimamas savo tėviškėje. Tikrą tiesą sakau jums, daug našlių buvo Izraelyje Elijo dienomis, kai dangus buvo uždarytas 3 metus ir 6 mėnesius, ir baisus badas ištiko visą kraštą. Bet nė pas vieną iš jų nebuvo siųstas Elijas, o tik pas našlę Sidonijos mieste Sareptoje. Taipogi pranašo Eliziejaus laikais buvo raupsuotojų, bet nė vienas iš jų nebuvo pagydytas, tik siras Naamanas. Tai išgirdę, visi, kurie buvo sinagogoje, labai užsirūstino. Jie pakilę išsivarė jį už miesto iki pakriūtės, to kalno, ant kurio buvo pastatytas jų miestas, ir norėjo nustumti jį žemyn, bet Jėzus praėjo tarp jų ir pasišalino. Tai Viešpaties žodis. Šlovė tau, Kristau. Mielas brolis sese, šiandien Viešpats sakydamas, pranašas nepriimamas savo tėviškėje, kviečia tave įvertinti savo elgesį ar žodžius ir apžvelgti kasdienius sprendimus. Jeigu savyje atrastumei sužeidimų, atiduok juos Jėzui išgydyti. Turime suprasti teisingai. Jeigu be jo perspėjimo nepastebėjome, kad esame sužaloti, tuo labiau be jo pagalbos nepasveiksime. Ką man Dievas asmeniškai sako šiais žodžiais? Pranašas nepriimamas savo tėviškėje. Ar jis perspėja, kad manęs nepriims, ar kad aš nepriimu pranašo? Palukštenkim. Įsivaizduok, kad tave maitina tuo pačiu patiekalu kas rytą vakarą. Ir taip savaitę, metus, keletą metų iš eilės. Vos atsibundi ir tas pats patiekalas vėl tau prieš akis. Manau, į jį tikrai nežiūrėtum su dideliu susižavėjimu. Taigi, tas pats balsas, kuris kasdien taria daugybę žodžių apie visokius rūpesčius, labai jau atskiedžia tuos žodžius, kai kalbama apie Dievą. Tada, kad ir švenčiausi žodžiai, mūsų dėmesio jie nepatraukia. Kai girdime žmogaus balsą pirmą kartą arba po ilgos pertraukos, klausomės atidžiau. Dar viena žmogaus prigimties savybė. Kai su žmogumi bendraujame ilgesnį laiką, mes susidarome apie tą žmogų tam tikrą nuomonę. Kuo labiau jį mylime, tuo daugiau juo domimės. Kuo stipresnė nuomonė susidaro, tuo didesnis informacijos kiekis apie jį susikaupia mūsų atmintyje. Ta mūsų galvoje susidariusią informaciją apie kitą žmogų psichologai vadina stereotipu. Tai tarsi kopija to žmogaus, su kuriuo bendraujame. Atrodytų, kas čia tokio. Stereotipo blogumas paaiškėja tada, kai mes pradedame nesiklausyti tikro žmogaus, o bendraujame su jo stereotipu. Vos tik žmogus pražioja burną, mes jau tariamės žiną, ką jis pasakys, ir jo neišklausę tuoj pat duodame atsakymą. Ir kiek žmogus besikeistų, o jis juk keičiasi, mes to nepastebime ir mūsų atsakymai visada kyla ne iš klausymosi,
bet iš sukauptos informacijos ir susidariusios nuomonės. Jėzaus laikais žydai buvo įsitikinę, kad jie bus išganyti vien todėl, kad jie yra Abraomo palikuonys. Visi kiti žmonės, tai yra pagonys, yra šunys, o jie žydai bus išganyti be didesnių pastangų, nes turi giminaičius pas Dievą. Viešpats Jėzus bandė jiems pasakyti, kad taip nėra, ir tada jie supyko ir norėjo jį nustumti nuo pakriaušės, ant kurios stovėjo jų miestas. Jiems buvo pasakyta, kad svetimšaliai, kuriuos jie laikė šunimis, sužino apie Dievą daugiau ir paklūsta labiau negu jie, išrinktoji Dievo tauta, Abraomo palikuonys. Tokios žinios jie negalėjo ir nenorėjo priimti. Panašiai, apsipratimo bėdos gali ir mus užklupti, ne tik Dievo žodžio klausymesi. Apsipratimas dažniausiai įsibrauna ten, kur mes nepakankamai budrūs, neanalizuojame savęs. Tai gali atsitikti ir šventuose dalykuose, ir kasdienybėje. Žinoma, yra be galo nuostabu, kad įpročio dėka nereikia sukti galvos, kaip surasti savo namus, ko jos pačios parveda namo. Ir jeigu raktą laikome toje pačioje kišenėje, tai ir į namus įeisime be sutrikimų ir beveik nepastebėdami, kaip tai įvyko. Tačiau maldoje neturėtų taip būti. Todėl patariama praktikuoti maldą savais žodžiais, kad išvengtume apsipratimo, ir labai reikia melstis bažnyčios aprobuotomis maldomis, kad nenukryptume nuo Dievo. Vien tik savais žodžiais malda sudaro pavojų, nukreipdama dėmesį nuo Dievo į savas emocijas ir savijautą. Esu sutikęs ne vieną žmogų, kuris pradėjęs melstis vien savais žodžiais ir atsisakęs bažnyčios aprobuotų maldų, po kelių metų sako: aš jau nebeinu į bažnyčią, nes man žmonės ten trukdo įsijausti. Man geriau melstis miške apsikabinus medį. Toks žmogus nesuvokia ir nepriima perspėjimo, kad jis garbina ne Dievą, o savo emocinį stabą. Pasimelskime. Dieve, padėk man klausytis artimo žmogaus, tarsi pirmą kartą jį girdėčiau, kad klausyčiau be jokios išankstinės nuostatos. Dieve, suteik dvasių skyrimo dovaną, kad atpažinčiau tavo žodžius, kokiu būdu jie mane bepasiektų ir tau paklusčiau. Kai klausausi ar skaitau šventąjį raštą, padėk suprasti, ką nori man asmeniškai pasakyti. Pagydyk mano prigimtį, kad visur ir visame, kas vyksta mano aplinkoje, mano širdyje, regėčiau tavo meilės veikimą ir niekad nenustočiau tavęs ilgėtis. To prašau per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Homiliją sakė brolis pranciškonas kunigas Antanas Grabnickas.